Sveiki, Valiau ir Margarita. Sveiki. Labą. Šiandieną kalbinam jūs apie jūsų poros istoriją. Pabandysim ištraukti kokį nešvarų skalbinį, o jūs laikykitės, kad nesigautų. Sakykit, viskas gerai. Ir pakviečiau jūs pasidalinti, kas jūsų manimų jūsų poroje veikia. Kokius turėjot, kokius nors iššūkius ir kaip jūs juos įveikėt. Ką galėtumėt pasidalinti iš savo poros dinamikos arba iš savo gyvenimo. Kas jūsų manimų verta būtų papasakoti mūsų žmonėm, ko jie galėtų pasimokyti iš jūsų. Tai ir pradėsim vis dėlto nuo tokio klausimo, kaip su kokiu lūkesčiu arba pastebėjimu, kažkokia mintim atvažiavot. Ką norėtumėt išgirsti? Arba ką norėtumėt papasakoti, ką norėtumėt pasidalinti. Nu. Tu ar aš? Iš tiesų, tai atvažiavom su tokiu lūkesčiu, šiaip kaip nauja patirtis, sudalyvauti, pasikalbėti. Žinojom, kad čia tema santykiai ir galvojom, kad mūsų santykiuose turbūt yra daug smagių akimirkų, džiugių istorijų, kurias galėtume pasidalinti. Gal tai bus įdomu ir klausytojam ar žiūrovam ir apie tai. Ir tiesiog savo istoriją. Valiau? Aš su kokiu lūkesčiu? O čia sunkus klausimas. Dabar pas mane ta dėžutė, kuri tuščia, buvau išsitraukęs gerai, tuoj atgaminsiu. Aš tai manyčiau, tiesiog gal irgi būtų įdomu, gal kokį nors, kad pabandytumėt ištraukti kokį nors ten, nežinau, skalbinį, kaip sakėt, bet mielą skalbinį. Mielą, būtinai mielą. Būtinai mielą. Jo, išdžiovintą purų katiliuką. Tarasme ištraukiam biškį dvokantį ten. Ir taip normaliai. Gėris. Nes kad paskui žmonės nešnekėtų apie jūs, ką jūs čia sakys mamytė arba tėvelis, arba draugai sakys, ką jūs čia pasirodo pas jūs nėra taip gerai, kaip iš čia vaizduoja. Pasirodo jo, bet tikrai ne. Ar galima būtų pasakyti apie jūsų porą, kad jūs esat sąjungoje patirti šitą gyvenimo patirtis? Manau, tikrai taip. Aš kaip mėgstu dažnai net ir socialinė erdvė pasižymėti, tai mes kūrėme savo istoriją. Tai aš bent jau galvoju, kad mes keliaujam su ta mintim, bet čia mano nuomonė. Jo, mes keliaujam su savo mintim, kad mes kūrėm savo istoriją. Taip. Ar kažkiek tai gali iš savo pusės dar pakomentuoti apie šitą? Tikrai taip. Kuriam savo istoriją su savo patirtim, su savo jausmais, su savo potyriais, su savo gal abejonėm, su savo kelionėm, džiaugsmais, iššūkiais. Tai manau, kad tikrai taip. Kuriam savo istoriją. Kas tokio kaifoviausio jūsų gyvenimo istorijoje, va šitas etapas, kiek jūs metų kartu? Mes santuokoje 7 metai buvo gegužį, o šiaip pažįstami ar bendraujantis tai jau tikrai daugiau negu 10 metų. Tai pasidalinkit pačią juokingiausią jūsų poros istoriją nuotykių tarpusavio, kuris galbūt net šiek tiek sukrėtė arba buvo kažkokia pamoka ir kaip jūs iš to išėjot. Davai. Net įdomu. Davai. Aš manyčiau, kad viena iš tokių įspūdingiausių ir kartais juoką keliančių, ko net žmogus nepagalvotų, kad plaukiam baidarėm, su kolektyvu, su darbo kolektyvu. Taip, dar prieš tai, kadangi ten ne visi galbūt pažįstami ir panašiai, traukėm burtus, kas su kuo plaukia. Ir aš ištraukiu Margaritą, kad su Margarita plaukiam. Tai tada plaukiam Merkiu. Jo, Merkiu plaukiam su baidarėm. Tiesiog kalbėdami apie gyvenimą ir taip toliau. Ir plaukiam, mes irkluojam, į priekį išsimušim ir taip toliau. Ir pasiklydom Merky. Plaukėm, kaip ir turėjo būti mūsų stotelė, moteris ant kranto stovėjo, mes paklausėm, kadangi mes ganėtinai priekyje nuplaukę, sakom, ar mūsų laukiat?
Ne jūsų, nu tai ką, mes plaukiam toliau, plaukiam ir to galo nėra. Tai priplaukėm tiltą, žiūrim, 2 moterys deginasi. Sakau, plaukiam į krantą, gal telefoną turės dar kažką, nes mes toks prigazdinau, kad čia apsiversit, telefonus sušlapsit ir taip toliau, viską palikom sodyboje ir išplaukėm. Jau atplaukėm į krantą, viską, tų moterų prašom, gal tušinuką turit, ta prasme, užsirašyt, kad paskambinti, o senais laikais tai būdavo rašai į knygutę numerius ir tu prisimeni, o dabar viskas yra telefone ir numerio neprisimeni. Tai tos moterys rado servietėlę, davė lūpdažį, davė savo telefoną, kadangi aš žinau, kad mano draugas dar tais laikais, čia ne reklama, būdavo 118 informacijos numeris, kur tu galėdavai užsiregistruoti, ta prasme palikti savo numerį, jeigu ten ieškotų tavęs kaip žmogaus, ta prasme, tai aš žinau, kad tas žmogus, draugas palikęs tą telefono numerį ten tame ir sakau, pasiskambinsim, kad jam prisiskambinti kažkaip tai, kad mūsų ieškotų, žinotų, kur mūsų ieškoti, nes mes nežinom, kur esam, nes pasiklydom merky, plaukdami Baidarėm. Tai va. Puikiai prisimenu šitą istoriją, iš tiesų taip, jinai su laiminga pabaiga, mus paskui surado kolegos važiuodami autobusu ir kad mes išlipom ant kranto ir mes ieškojom pagalbos ir mus rado. Ir klausimas, prieš kiek maždaug metų tai buvo? 12 turbūt. Tai dabar, ar jūs tenais, kai kalbėjote apie gyvenimą ir prisikalbėjote, čia galbūt buvo viena pradžių jūsų poros? Labai gerai pastebėjo, taip, viena pradžių, nes iš tiesų tuo metu mes neturėjom jokių dar bendravimo santykių, buvom pažįstami, bet buvo tiesiog darbo kolektyvo kelionė ir visos Lietuvos. Tai ten, kadangi, kaip ir Valius sakė, ten buvo daug nepažįstamų žmonių ir mes loterijos būdu ištraukėm plaukimą kartu. Tai iš tiesų toks pirmas kartas pasikalbėjimo, tai buvo būtent toj Baidarėj. Tai gyvenimo filosofijos dalybos ir į apkasus įmetė. Ir stipriai. O klausimas tada jums, kai įmetė į tos apkasus, nervavotės, pasirodėt iš tos pusės kokios nors žmogiškos, bjauriosios kaip nors, vat ką jūs vienas kitame pamatėt, ar jūs labiau juokėtės, ar jūs vis dėlto pasitikot su kažkokia tai tokia išraiška, chaotiška kokia nors tenais? Kas ten darėsi, skalbinį kokį nors nedidelį ištraukiam? Atokampis. Tai nepamirštamos akimirkos jaukiame miško namelyje. Nameliai pastatyti atokiai vienas nuo kito, siekiant sukurti privačią, tik 2 asmenims skirtą oazę. Atokampis Butik Spa Resort. Pradžioje iš tiesų tikrai buvo juokas ir tai atrodė, kad labai smagu. Tiesiog praplaukiam. Paskui jau matom, kad pradėjo tempti ir iš tiesų neatrodė labai taip įdomu. Buvom ir sustoję, buvom ir iš tikrųjų išlipę ir tiesiog aš tikrai prisimenu, kad aš stebėjau, kaip ir Valiu, kaip jisai čia elgsis ir ką darys, kaip jis čia imsis ir kaip jis čia gelbės mane. Bet iš tiesų praėjo tą egzaminą, išgelbėjo ir pas moteris kreipėsi ir lūpdažių telefonu rašė ir skambino. Ir iš tiesų aš likau su Baidarė, nes kažkaip galvom, kaip čia mes ją paliksim, bėgo ieškoti autobuso ir mus pastebėjo. Tai va tada toks buvo išsigelbėjimas. Aišku, tada darbo kolektyvui buvo labai daug juoko. Mes gavom ir tokias kėdes kelioninės, kad laimėjom už pasiklydimą. Ir visiems ten buvo labai daug juoko ir tiesiog aišku spėliojimo, kaip čia kas bus toliau. Tai buvo toksai. Tikrai. Tai ten buvo prieš jūsų porą. Taip. Tas įvykis iš principo. Taip. Gal ne dar daugiau negu ta 12 metų jau dabar ten panašiai taip. Tai, o prieš tai jūsgi buvot arba santykiuose, arba vedybose. Prieš tai dar buvo ieškojimo patirtis kažkokios didesnės, gilesnės. Tai va, toj Baidarėj tikrai galėčiau pasakyti, kad mes pasikalbėjom. Kokiuose aš santykiuose, kokiuose jisai santykiuose, gal čia ir kažkokių sprendimų galvojam, bet mes tarpusavį tai dar tikrai nebuvo jokių minčių. Bet tiesiog tik tai buvo pasidalinimas, kaip jisai gyveno. Tai jūs tuo metu buvot santykiuose? Taip.
supratau. Ir užmetėt akį, bet kadangi buvot santykiuose... Tai tuo metu tik ir buvo linksmas nuotykis, baidarė plaukti kartu. Nes turėjom daug laiko pasiklydę. Turėjom daug laiko. Jo. Tai mėly vyrai ir žmonos. Mėly vyrai ir žmonos, būkite atsargus. Neleiskit savo vyrų žmonų, nes jie ten paskui susiras labai įdomių kandidatų. Paskui simpatija, paskui gylis filosofinis. Paskui dar japkosus ten jos sumeta. Ir žiūrėk, jau jie kažkaip tai po biškį pradeda artėti, o jūsų santykiai pradeda blogėti. Tai moralas čia toksai. Antras momentas. Mes geriausiai susipažįstam gyvenimo istorijose, kur yra nuotykis, kur yra prieš nosį kažkas vyksta. Ne pasimatymuose, o gyvenime, kai taip va. Nu, čia buvo toks ekstremas iš tiesų. Tokie likę visiškai upiai, nieko neturintis su savimi ir mums reikėjo kažkokiu būdu grįžti į stovyklavietę. Tai turėjom tokį pirmą iššūkį. Jo, o dabar, tai gerai, o kaip atsitiko, kad jūs vis dėlto esat dabar kartu, einat į naują patirtį? Kaip jums pavyko taip sulipti? Mūsų rekomendacija, kai ieškote dovanos. Patiems mažiausiams 3-9 metų smalsuoliams ideali dovana nuotaikingas ir spalvingas komiksas. Jis linksmai supažindins vaikus su senovės lietuvių mitais, legendomis ir jų herojais. Žadina smalsumą mūsų tautos šaknims. O tiems, kurie nori giliau pasinerti į protėvių išmintį, siūlome paskaityti senojo lietuvių tikėjimo pradžiamokslio knygą. Joje aiškiai ir suprantamai atskleidžiamas mūsų protėvių pasaulėžiūros ir vertybių gelmės. Abu šiuos vertingus leidinius rasite apsilankę svetainėje www.baltumitologija.lt. Net ir tose baidarėse, kaip ten bebūtų pokalbiai, jie buvo pasidalinimas, kaip jau sakiau, apie tuos santykius. Gal ir galėčiau pasakyti, kad tiek vieno, tiek kito tie santykiai tuo metu gal ir neskambėjo idealiai. Tai tiesiog, tai vėlgi, gal dėl to ir tas buvo, tikrai negaliu sakyti, kad ten tuo metu užsižiebė čia kokios tai aistros ar žiežirbos. Tuo metu buvo tikrai nuoširdus, normalus pokalbis. Paskui mes, aišku, ten jau iš gyvenimo ir turėjom išgyventi ir stovykloje atsidurti, bet tai tiesiog tik tai buvo tuo metu toks nuotykis. O toliau, tai iš tiesų, manau, kad aš taip galėčiau gal pasakyti, kad bent jau aš galvojau apie pokyčius gyvenime. Tai tiesiog buvo iš tiesų tikrai daug įvairių mokymų, seminarų tuo metu darbe ir tie pokyčiai jaučiau, kad jie turi būti. Tai tiek santykiuose, tiek darbo keitime, tiek tada tuo metu buvo labai daug pas mane pokyčių. Tai kadangi girdėjau ir kad pasvaliau ten jau tų pokyčių, bet mes, sakau, tiesiog tik pasidalinom tuo metu. Gal skambėti kažkaip tai intriga, bet tuo metu tai tiesiog tik tai buvo pasidalinimas. Ir paskui, taip suvedė tas gyvenimas, kad mes dirbom tam pačiam darbe, matydavomės mes retai, aš buvau viena mieste, jisai buvo kita mieste, mes turėjom tos kitus santykius ir... Bet karts nuo karto kontaktas būdavo. Darbovietė, galima sakyti, buvo taip pat, susitikdavai ten kažkokiose mokymuose, kažkokiam seminare, bet galvočiau, kad tie lūžiai atėjo jau jie vidiniai, tokie lūžiai. Jau vėliau. Taip, tikrai vėliau ir tada tiesiog suvedė, tai vėlgi taip galėtum sakyti, darbas, pažintis mūsų taip, jinai toliau tęsiasi ir toliau galėjo būti, galima sakyti, gal tai kažkokia ir intriga galėjo vystytis. Taip, intriga, tai gerai, mes kontaktas, saugokitės, kontaktas ir saugokitės, toliau. Paskui, kai pradėjo bręsti sąlygos, jūs tapote laisvi, tai dabar nuoširdžiai, kurį pakabinot? Tavo darbas. Deja, aš toks mielas pūkelis. Aš matau, švelnus. Bet naglas jaučiu, ne? Ne naglas, aš pasakyčiau, gal taip atrodo, gal kažkaip jisai, aišku, turbūt tikrai gal iš moteriškosios pusės vienareikšmiškai pas mane buvo daugiau abejonių. Kad tas kabinimas, taip, jeigu jau tas kabinimas, jis buvo, žinoma, aš tą mačiau, bet aš buvau dar tokia labai ir atsargi ir gal su visokiom baimėm ir su visokiais pamastymais. Aš turėjau 2 merginas nepilnametės tuo metu, tai man daugiau klausimų kilo negu jam. Manau, taip, tikrai taip. Kaip jis tave užsikariavo? Veržlus buvau.
Dabar jau nebesi. Kaip ir dabar, manau. Veržlus, Ne, dėmesingas. iš tiesų, kuo užsikariavo, Kuo užsikariavo Valius? tik tai dėmesiu. Dėmesiu, pagarbą, jaučiau tą tokį, tiesiog simpatiją galėčiau gal sakyti, bet labai atsargiai. Jis nebuvo įkyrus, jis nebuvo... Vis prieidavai, taip žinai. Jo, jis nebuvo įkyrus, jis tą dėmesį beje rodė daugeliui kolegijų ir aš tą matydavau ofise ir man tas nepatiko. Va tas rankšluostukas. Taip, dėmesys, bet kolegiam ir kad tai matytų Margarita. Taip, ir aš taip galvoju, Mokykitės vyrai? jau čia toksai, toks plevėsa. Plevėsa? Jau visiškai, kažkoks plevėsa gali būti su manim, nesąmonė, aš tokia Ne. rimta, niekaip. Taip, tai surimta, tik plevėsa. Tai va ta pradžia iš tiesų taip, aš manau tikrai tas dėmesys, tokia tipo pagalba arba ten kažkoks toksai džentelmeniškumas, nėrės iš kailio, labai toks buvo dėmesį rodimas, taip. Ramus, atkaklus dėmesio rodimas, Taip. Bet toks aiškus sparno režimas. Galėčiau sakyti, taip. Ir, mėly žiūrovai, sparno režimas, suprantat kandidatai, kad yra ir kitų. Kad ne per daug išsikalinėtų, nes tas abejonės pastiprina, nes, pavyzdžiui, indiškoji pasimatymų teorija, vyras turi siekti vienintelės moters, moteris gali priminėti 5 kandidatus ir žiūrėti ir būti milaširdinga visiems. Bet visi kandidatai žino, kad kandidatuoja, bet vyras neturi teisės. Ir šitoje vietoje aš su jais ginčiuosi. Su Krišnaitais Vaišnavais, su indiškom žiniom, Vedos, taip toliau. Kas įdomiausia mano praktikoje, vat Margarita ir tu patvirtini, kad biški nervukai tokie kyla ir aistros elementą tokį, kad neleido visiškai atsipalaiduoti ir pradėti varinėti. Ai, jis taip malonu, dėmesį skiria. Plevėsa, nežinau, bet brač gali pabėgti. Yra toks elementas, kad vis dėlto šiek tiek nervukus užjudino. Ir tas nervukų užjudinimas, jisai pastato moterį į vietą, kuria prasme, kad aš galiu išsikalinėti. Ir aš išsikalinėjimu turiu jam pastatyti testus, pažiūrėti, kaip jisai jos įveikia. Bet, kad jie nebūtų per dideli, man irgi reikia susimti, kad suprast, kad vyrai normalus nesimėto ir jeigu aš čia per daug išsikalinėsiu, taip, gali gautis blogai. Problema dar yra kitame, kai vienas per daug aktyvus pakabinime, nes tu pradėjai skirti dėmesį, jinai tau pradėjo paskui pamažu, aišku, atsakinėti, taip ar ne? Kaip man atsispirti? Nežinau, Valiau, man baisu darosi, nes turėk omeny, kad o kas bus, jeigu aš su tavim daugiau pabendrausiu? Tai tu nebandyk manęs kabinti. Ne, aš turiu savo žmoną, Soriukas. Soriukas. Aš jau matai, jau prašykau tą situaciją su Valiu. Taip. Ir dabar, ar buvo taip, kad pradėjo pabiški pasimatymą eiti? Ar jūsų bendravimą buvo vienas labai stipriai aktyvesnis, ar vis dėlto paskui, kai jūs jau įsivažiavote į pasimatymus, ar aktyvumas buvo vieno kažkoks labai didesnis, ar tai buvo maždaug apylygiai? Net galvoju, iš tiesų taip, aš paskui persikraušiau jau į kitą miestą, tada mes jau kaip ir tam pačiam mieste buvom, gal ir matydavomės kažkiek dažniau, tie pasimatymai, buvo tos užuominos, aišku, manau, kad aš pasimatymo tikrai neskyriau, turbūt nei vieno, tikrai, o iš tiesų iniciatyva buvo iš Valiaus, bet jinai tokia, bet gal jeigu jisai būtų labai spaudęs arba kažkaip tai man nepatiktų, turbūt, ir jisai tą siekia atkakliai, ramiai, nuosekliai ir su tokiu ne per daug. Gal sakyčiau, pabandė gal ir mane, kaip ar aš čia sutiksiu, nesutiksiu, kažkaip taip ir tada pas mane tikrai buvo kur kas daugiau abejonių ir ten visų minčių miškas. Ir manau, kad atsargiai, bet ne per daug. Gal taip sakyčiau, nežinau, kaip tau atrodo. Aš manyčiau, kad
Panašiai, nu, tų abejonių, žinoma, pas mane tai jų niekada nebūna, viskas tvarkoj, bet pas žmonytę, nu, turėjom reikalų čia, visko buvo, nu, tiesiog. Valiau, tu gal žvejys? Ne. Keista, nes mokėjai va tą va pakirti žuvį ir paskui jeigu karpis tas Žvejys didžiulis. mėgėjas. Tai tu praktiškai savo Margaritą išvarginai pamažu dėmesiu ir tokiu ramiu atkaklumu. Prisijaukinau, neišvarginau, prisijaukinau, nes reikėjo laiko prisijaukinti ir įveikti visas abejonės. Gal aš daugiau turėjau tokių didesnių nuoskaudų ar kažkokių patyrimų blogesnių santykiuose, tai gal dėl to aš ir buvau tikrai atsargesnė. Ir plus, aš kaip jau sakiau, turėjau ir 2 vaikus, 2 merginas, tai man dar daugiau gal įsijungė tų visokių saugiklių. Tai natūralu gal iš Valiaus pusės, bet sakau, turbūt tas dėmesys, pagarba, neįkyrumas, bet tas toksai geras, toksai iš vis, toksai dėmesys ir tas, vat, turbūt to ir užteko. Kiek jis tave, va taip, va ramiai, švelniai atleidžia, pritraukia biškį, vėl atleidžia, pritraukia, kiek tas visas toks bendravimas iki pakirtimo, ištraukimo Margaritos ant kranto vyko? Nu, net galvoju, kaip čia tais, jeigu metai skaičiuot, nu, keletą metų tai tikrai užtruko, paskui mes pradėjom ir gyventi kartu, tai tada paskui jau įvyko pasipiršimas Eifelio bokšte ir tada jau santuoka po pusės metų, tada jau mūsų ir dabar mūsų gražus santuokos 7 viršaus metų, taip. 7 gražaus metų. Gražaus? Neturėti iššūkių? Manau, Ar mes? kad ne. Nu, kaip, tų iššūkių, gal tų iššūkių, kaip čia pažiūrėsi, jeigu ten kasdienybės kokie būtiniai iššūkiai, tai gal net nelaikom iššūkiais. Lėkščių turim, nedaužom. Niekas nedaužo? Neskraido pas mus lėkštės. Nei UFO nėra, nei daužusi lėkštė. Gal pasakyčiau šitą iššūkį, gal ir Valius kaip su manim gražiai susidorojo, jeigu tai pasakytas žodis gal ne visai tinkamas, bet jisai labai gražiai ir susidorojo su mano merginom, kurios tuo metu buvo, nu, viena bent jau tikrai paauglystėje, kita vyresnė, bet jisai tuo dėmesiu turbūt, manau, kad užkariavo ne tik mane, bet ir mano merginas, tai tas man buvo labai lengva dėl to, kad jisai su jom iš karto gerai sutarė. Buvo tokių, iššūkis, gal tą prisimenu, mažoji gal ten buvo tokių žvelgčiojimų, ar čia jūs už rankučių susikabinę jau einat ar dar neinat. Tai buvo tokių. Ir kame problema buvo tave? Tai gal ne problema, gal tiesiog, nes aš kaip mama, žinoma, nenorėjau, kad kažkokie čia santykiai mūsų su vaikais sugriūtų, ar ten kažkaip atėjo kažkas ir sugadintų. Jo, bet turbūt Valius irgi tuo dėmesiu, ten kokiu eurų įmetimu į batą ryte, ar ten kokiais ledais, ar kokiu kinu. Vaikam. Labai geras, atsiprašau, kad pertraukiau, aš nemėgstu žmonių pertraukinti, bet šį kartą turėjau pertraukti ir pabaigti, aš atsiprašau, kad pertraukiau. Tai... Maladės. Ačiū už pavyzdį, fiksuojam žiūrovai. Tai būdavo toks žestas, nu, tiesiog aš paimdavau pamalonint vaiką, nu, tokiais kišenpinigiais, bet nu, tu neduodi vaikui jo į rankas ir panašiai, bet tai žiūrėk į batą, įkišu, įmetu, ryte kitą kartą vaikšto ir pajunta tik tai mokykloje, kad aš su moneta vaikštau, bet... Ir šlubuodamas grįžta vakarė ir sako, Valiau. Nutrynė kažkas. Jo, kišenė, kišenė, tai dar ką nors. Tiesiog paprastų dėmesio. Dėmesys tai yra labiau per meilę Valius atėjo ir į tavo gyvenimą, ir tavo dukų gyvenimą. Tikrai taip. Jisai, tai yra jo pliusas, aš kaip. Tikrai, labai stiprus. Taip. Labai stiprus pliusas. Šiluma, taip? Taip, šiluma. Ar galima apibūdinti Valių kaip dūšio žmogų? Manau, turbūt kas jį pažįsta, visi taip apibūdintų. Dūšio žmogus. Tas, kas jį pažįsta. Taip, iš tiesų. Tai su dušio žmogum visada yra cemceliamce, kurie... Gal, nežinau, kaip pasakyti, bet tas cemceliamce, nežinau, ką jūs čia turite po tuo. Tai yra... Kad viskas gražu ir gera ir gerai, Ne. apie tai, ne? Ar pas tavai yra taip, Margarita, nes Valius reprezentuoja tą karaliaus archetipą. Kruopštumas ir širdis didelė.
gali būti netgi labiausiai va širdis, tai ten būna ir karalius, ir poeto archetipas pagal tipažą, tipologiją žmonių. Tada vadinasi, tu pas mus arba esi arba cemceliamce, tai yra performerė. Tau patikdavo scenai šokti? Šokau visada. Taip. Ir dainuoti žmonėm yra... Dainuoti gal ne, bet šokis mane lydėjo ir mes dabar beje šokam patys kartu poroje jau daugiau negu 10 metų, pramoginius šokius, taip. Tai mums patinka šokti jau dabar kartu. Nes aš matau, kad tu gali būti, o tu nesi vakarėlių siela kai kada? Nu, su organizavimu arba su būrimu žmonių, tai manau tikrai taip. Aplink tave nebūna, kad būrėsi žmonės pokalbiuose? Nu, čia reiktų paklausti žmonių, bet gali gal apibūdinti. Supratau. Magijos tipo moteris. Man patinka, taip. Jeigu taip, tai iš tiesų, aš gal nežinau, gal mes taip abipusiai, gal mes taip tarpusavį nelenktyniaujam kažkiek kokio dėmesio, nes aš manau, tai turbūt tas abipusis, tas ir to dėmesio, ir to pasidalinimo, ir to gerumo, kad jisai toks geras, bet turbūt čia ir aš nebūčiau tokia nuostabi, jeigu nebūčiau tokia gera ir to dėmesio tiek negaučiau. Tai aš manau, kad abipusiai, vienareikšmiškai turbūt gal taip tas gerumas susijungia ir pasidarė didelis tas toksai gerumas tarpusavį. Ar nesitiko taip, kad jis va su tokia dūšia atėjo pas tave ir jis tave pabiškį ištirpdė? Galėčiau sakyti taip. Turbūt galėčiau sakyti taip, nes gal tas mano abejonės sušvelnino, kurios man kilo ir kuriuo aš tikrai turėjau. Ir natūralu, kad, savo ten klausimų, minčių miškas tikrai jisai nuramina ir tas toksai jo, šiaip tas ramumo būdas. Mano kur kas kitoks būdas, taip atrodo. Tai pas mus ugnies. Aš jau matau. O taip. Tai vat Valiaus ramumo iš tiesų labai kitą kartą reikia. Taip, nuraminti tą ugnį. Tai mes turim... Taip, galėčiau būti ugnegesiu praktiškai. Žinodama savo žmoną, galėčiau būti ugnegesiu. Dar vieną profesiją galėčiau turėti iš tikrųjų. Tai tau tiktų tą kačiuką nuiminėti nuo ąžuolo ir nusileidžia toks ramus, raumeningas Valius, paduoda tą kačiuką. Ten verkia šeima, sako ačiū, viskas gerai. Dar nueini pagudį kiekvieną paglos, taip pamiluoji ir tada jos išleidai gyvenimą. Tai iš principo supratau, tai čia gali būti arba karalius, sakau, arba yra dar to gaisrininko tokio šilto archetipas, kuris, senelis Šaltis dar, praktiškai galima žiemai tave iš karto užmauni kepuraitę. Jau pasiūlymų šitų, tai irgi tikrai gavęs. Ir ne kartą. Tuo senelių Šalčių, kalėdų senelių. Ir prie senelio Šalčio visą laiką būna ugningo temperamento moteris. Snieguolė. Snieguolė, bet tokia biški nepatvirkus. Bet tokia švenčianti gyvenimą. Nes tavėje, kas yra nuostabiai matosi, kad aš juokas, toks vaidyba, šiek tiek aktorė. Nes Valius galbūt ir anksčiau mažiau maivėsi. Bet čia yra jau tavo įtaka ir gražiaja prasme, ne tik blogąja, bet ir gražiaja prasme. Ir ta pamaivos įnešimas, tokia aktorė, tas yra, mano manimu, tau yra nuostabu. O kaip tu sakai visada apie tai? Mokaisi? Iš geriausių. Taip. Mokausi iš geriausių. Čia Valiaus pasakymas. Jeigu aš kažką pasakau ar ten kažką ten, tai sako, mokausi iš geriausių. Tai čia, aš priimu kaip komplimentą. O kaip kitaip. Nejaugi pradėsi priiminėti taip, blogąja prasme. Valiau, o iš tikro, aš čia spėju, kas tavyje, kas tau, tu ją pradėjai pažinti, Margarita. Kas tavyje patraukė ir kas tau yra nuostabiausia Margaritoje? Manau, kad viskas. Galvojimas, mąstymas, atrodymas. Tu ką vartoji? Šalia manęs tobulas žmogus. Aš nieko neturiu, ką iš jos atimti ir kartais ten kokį nors pyktuką, žinai, kaip būna, moteris, visko pasitaiko. Jo, bet nelėkštės turiu galvoje, bet tiesiog visko būna. Margarita, tau nebaisu, kad mes filmuojam tavo vyrą? Nežinok, paskui atsiras tokių labai keistų variantų, kur tavo vyrą nuraus. Man draugės. Atsiprašau tave už vyrą. Aš, jeigu myliu, tai tik tai vieną.
Ir vieną kartą. Supratau. Taip. Mėly žiūrovai, čia ne vaidyba, žinokit, čia, aišku, suprantu, kad tai yra fasadas, bet Dieve mano. Dėl tos baimės aš galiu pasakyti, jeigu čia mintis nepabėgs, tai kad iš tiesų man draugės, esu nekartą girdėjus, kad čia taip jisai va čia toks, tu čia geras ir aš iš tiesų tai ir neslepiu, aš iš tiesų visada džiaugiuosi, kad jisai tikrai geras, aš labai gaunu daug dėmesio, daug gėlių, daug tiesiog jisai išliko toks pat, jis nepasidarė tuo momentu, kad jisai mane čia kabino, kaip jūs sakėte, ir ten tarkim tuo metu jis daug įdėjo pastangų, jisai ir šiandien dienai toksai pat, aš gaunu visas staigmenas, visas gėlės ir iš tiesų tą dėmesį aš tebe gaunu. Kas įdomiausia, tai ne pagrindinė dalis. Nors tau tai yra svarbu, kad tu pasakai, kas tau yra svarbu, bet pagrindinis momentas, mano manimu, tu gavai labai mylinti žmogų. Ir nepaisant to, kad tai buvo labai romantiškai išsakyta valiau tavo, bet iš principo, ką aš matau, tu nesikabinėjai prie savo netobulos, labai gyvybingos, reiškia, jinai prisidirba, kas nuo karto moters. Ir iš principo, ką aš matau, kad aš iš principo savo moterį myliu. Realią. Tokią, kartais netobulą, kokia yra. Ir aš matau pliusus ir aš atsisakau lysti į tų pliusų minusus. Aš su jais sąveikauju, nes aš nebejoju, aš taip paklausinėsiu, kas čia darosi, nes vien tik tai meilė. Taip nebūna? Taip nebūna, nes vien tik tai mylintis vyras, jis gali būti geras vyrukas. Netgi su tokia meilė stipria. Margarita, šalia meilės, kaip tau pavyksta išlaikyti pagarbą jam? Nes be pagarbos santykiai neveiktų. O tu matau, kad jį gerbi. Kas čia pasidarė? Kaip išduok, ką jūs valgo tokio, kad pas tave yra pagarba valiui po 10 metų santykių? Gal tai... Šakšiuką valgom rytai. Kurią kepa vyras. Supratau. Gerai, vienas dalykas. Taip, o dabar iš psichologijos pusės, ką tu suvokiai, kas tau leidžia išlaikyti jam pagarbą? Aš tai manau, kad pirmiausia taip, pagarba, aš galvočiau, kad santykiuose tikrai esminis dalykas, tiek abipusiai ta pagarba. Aš manau, kad aš jį palaikau, pirmiausia, jo visose darbuose. Man labai svarbu ir jo pasiekimai, jisai dirbo ne viename darbe, tai aš iš tiesų tikrai džiaugiuosi ir kad jam sekasi tiek vienose pareigose, tiek visiškai skirtingose pareigose darbuose. Tai manau, tas palaikymas, skatinimas, tiesiog pomėgių, tikrai tokį naujai atrado pomėgį per savo bernvakarį turėjo, kuris organizavo draugai ir dabar tebe puoselėje, tai tiesiog randam tam laiko, randam pomėgiui, plaukimas jau čia veikinas su vandenlente. Tai aš manau, kad palaikymas, aš kur tą pagarbą išlaikau, tai tiesiog jo darbuose, veiksmuose. Gerai, aš pakomentuosiu vėliau, nes tai yra labai stiprus momentas, ką tu pasidalinai, bet aš dar kartą paklausiu. Tugi moteris, tugi pasitikrinė vyrą, lipdama jam ant galvos, bandydama pasižiūrėti, kur galima prasprausti, ar ne? Nu, taip įdomi, čia intriguojate, bet dabar galvoju, nu... Taip. Gal tiesiog tas jo dėmesys ir gerumas man nepriverčia man ten lipti ant jo galvos, aš tikrai jo labai pasitikiu. Tai pirmiausia, tas turbūt yra pagarba, pasitikėjimas, atvirumas mūsų santykiuose ir daug kalbėjimo. Aš visada norėjau iš vaikų, kad pirmiausia kalbėti ir kalbėtis, kas tai yra negerai ir santykiuose. Man labai svarbu kalbėtis. Gerai, aš tada perklausiu, nes matau, nesugebu aš tavęs, Margarita, paragliaudėt. Taip. Jinai tave bandosi karts nuo karto? Nuolatos. Šiaip atsakydamas į jos klausimą, tas pasitikrinimas, aš manau, kad tik tai pačioj pradžioj mūsų pažinties buvo, dabar mes gyvenam gyvenimą. Nėra, ką tu čia tikrinsies? Kai yra pasitikėjimas, aš taip galvoju, aš tikrai tas pasitikrinimas, kaip čia kas supranta, nežinau. Tu jautiesi gerbiamas savo moters? Taip, ir mylimas, ir palaikomas. Tikrai taip. Ok, dabar aš žiūriu, nes
kame yra reikalas? Šalia meilės niekada neužtenka poroj. Aš jūsų klausinėjau apie pagarbą arba kaip jinai atsirado, nes pagarba arba yra atlaikoma, nustatomos ribos. Ir aš kiek suprantu, kai tu jam kažkokią užmeti kliauzą, vis tiek būna. Jis matyti tavo nepagarbos elementus labai šiltai sureaguoja, taip? Ir nustato ribas labai ramiai, taip ar ne? Nu, net bandau galvoti, kokį gerai, nereikia prisiminti. Ne, vadinasi, tai nėra. Turbūt. Ir iš principo, kas gaunasi, ką aš matau iš tavęs, reiškinį, kad tave pamėtė greičiausiai gyvenimas. Ir pas tave yra nežvėrinė ta toksai variantas, kur aš pasitikrinu vyrą ir jis man nustato ribas ir aš tada įgerbiu. Tai yra žvėrinė, pagarba iš patelės pusės. Tokia, aš jį pasibandau, man duoda į snukį ir aš žinau, kur yra ribos. O tu pasirinkai tą vadinamą išmintingos moters pagarbos elementą, kuris vadinasi. Aš jį nusprendžiau iš dėkingumo šiuo atveju, bet aš pasirinkau gerbti savo vyrą. Jį mylėti ir priimti, tokį koks jis yra, ir skatinti tose vietose, kur yra jo daigai. Bet iš principo, mėly žiūrovai, pastebėkit tokį dalyką. 2 pagarbos. Davė į snukį ir gerbiu, o kita yra pasirinkta žmogiška pagarba, kada vyrui ta antra pagarba yra sėkmingų santykių recepto vienas iš esminių punktų, kur nelipa ant galvos, nedubasinu vyro, pagarbiai keliu klausimus, duodu palaikymą. Aišku, jis duoda man, nes kai aš esu užpildyta, tai man yra labai lengva iš to užsipildymo ir iš gyvenimo. Ir kai aš taip mylima, aš ateinu iš tokios dėkingumo pozicijos ir aš su vyru kalbuosi, aš jį palaikau todėl, kad aš esu pilna. Taip ar ne? Tikrai taip, aš net ir prieš tai klausau ir galvoju, kad kokios čia pabandymus, kokios tai čia dar kažką, kokios čia tos ribos. Aš tikrai galėčiau sakyti, kad taip net nedariau, nežinau. Gal dėl to man tai atrodo, gal ir nesuprantu atrodo klausimo, nes to nedariau. O iš tiesų tas palaikymas, tai vienareikšmiškai, ir tiesiog aš gyvenimo taip, aš turėjau ir ten sergančius tėvus ir visko tiesiog ir lygų, čia mes visokių blogų dalykų patirtims, kur priteikia irgi, tai tiesiog tu žinai, kas yra kantrybė, pagarba, santykiai, tas gerumas, tai tiesiog vėlgi visko, tai tiesiog to patirtis, tai tiesiog man net nekyla klausimų kažko jo bandyti ar kažkokias ribas, tai gal tiesiog taip ir išlieka, būtent ta pagarba, viens kito palaikymas, tiesiog tiek aš jį, tiek jis mane ir tas tiesiog toks abipusis ir bendravimas. Reali. Šitą iškirpsit? Ne. Naujas mūsų gaudyti. Skalbiniai. Musė. Eik tu ją iš. Viskas. Pagulėk ramiai. Viskas gerai. Nėr kolys prie mano žmonos. Manau, kad didžiausia drama mūsų pokalbį buvo šita. Bet jis susidorojo, jis irgi įveikė ir šitą dalyką. Tai nuo pat baidarių, nuo pat pradžios tu matei vyrą, kuris savarankiškai ramiai dorojasi su situacija, kas tave ir sužavėjo. Manau, tikrai taip galėčiau pasakyti. Taip. Tai buvo tiesiog toj situacijai gal daug kas pasimatė, kaip ir bebūtų, kaip jisai elgėsi. Apkasuose, taip. Pasimatė iš karto. Taip, kad jeigu vyrai susidūrė su moterim apkasuose, jums gražiai elkitės, išlaikykit rimti, spręskit problemas. Tai yra toks afrodiziakas, iš principo, sprendimus priimantis, ramus vyras. Ir jeigu tokie nesat, neikite santykius. Jokauju. Gerai? Aš dar galiu vieną. Gerai, prašau. Iš pagarbos, iš mano pusės irgi yra toks, sakyčiau, iš anksčiau atėjęs pagarbos ženklas, tai yra mano seneliai, kurie man buvo pavyzdys tiesiog ir jų bendravimas, jų
mano senelio ir močiutės ir senelio tiesiog pats buvimas kartu, aš neslėpsiu, žmonai nekartą esu pasakęs, kad jeigu kada nors būtų, kad ir susipyktume, tai vis tiek mes miegosim kartu visą gyvenimą vienoje lovoje. Tai man tas senelio ir močiutės santykis visada man buvo pavyzdys ir aš dabar suprantu, kai mudu abudu suprantam, ką reiškia, kai žmonės supranta vienas kitą be žodžių ir ką jie kalba tada. Tai mes tikrai pasikalbam. Ačiū pasakiau. Jo. Labai daug prikalbėjau. Labai daug prikalbėjai. Nes labai svarbu gyvenime mūsų gražus pavyzdžiai vaikystėje, o daugelis jų neturėjo. Ir tai yra didžiulis palaiminimas gauti mylimąją arba mylimąją su pavyzdžiais gyvenimo gražiam santykiam kurti. Nes daugelis mes to neturim. Dėl to ir iš mano pusės, kas liečia mūsų santykių puoselėjimą, tai aš, pas mane yra tas toksai suvokimas, kad tai yra normalu ir aš mačiau tai man pavyzdys ir aš noriu, kad galbūt mes būsim kažkam tai pavyzdys, o pasirodo jau ir esam. Taip, aš patvirtinu, kad tie pavyzdžiai iš mūsų tėvų, senelių, jeigu mes matėm gražių santykių pavyzdį, mes dažnai sukūrėm tada jau gražius santykius. Deja, pas dalį žmonių to nėra ir tai yra tam tikra prasme prakeikimas arba palaiminimas gyvenime. O Margarita, o tavo gyvenime, ar tu turėjai gražių santykių pavyzdžių? Taip, turėjau. Iš tiesų, aišku, gaila, kad aš anksčiau netekau mamos, tėvai, kaip tėvai ten, aišku, gal kaip tėvai vėl kitaip žiūrėjai, bet šiai dienai aš turiu labai gražų gyvą pavyzdį mano krikšto tėvai, kuriem yra gerokai 70+, jie visur kartu, jie visuose bendruose renginiuose, kelionėse, dažnai pas mus būna svečiuose, tai mano krikšto tėvai. Tai tiesiog mano pavyzdys to tokio veiklumo, drąsos, ėjimo kartu, gyvenimo džiaugsmo, entuziazmo. Tai iš tiesų man pavyzdys labai. Linkėjimai. Linkėjimai visiems. Ir Hellingerio metodo sustatymuose, sisteminiai psichologijai yra toks momentas, kai paveldėtos, prisiimtos iš aplinkos pagarbos santykiuose, gražių santykių palaikymo programos. Ir tiem, kurie neturėjo tų pavyzdžių, mano nuoširdus patarimas – ieškokit, draugaukit, ieškokit žmonių, kurie turėjo pavyzdžius, nes tai ir yra akcentas, kad jums pasisekė, jūs pasisėmė to ir jeigu ne tai, dažniausiai, žinokit, tada ateina pas mane. Ir tą sukurti labai yra sunku. Ir iš principo tai yra tie palaiminimo taškai pas žmonės, kur mes paskui galim atsinešti ir pakartoti. Kaip sakoma, beždžionė mato beždžionė, daro, beždžionė pakartoja, o mes beždžioniukai. Tai taip, kad aš labai džiaugiuosi, kad jūsų istorijai tai vyko, aš galiu pasidalinti, mano žmona turėjo nelabai gražius pavyzdžius savo aplinkoje, bet jinai pasakė, Dieve, paduok. Ir gavo porą, iš kurios mokėsi, pamatė gražų santykį ir jinai galėjo tai atnešti pas mus į šeimą. Man teko mokytis ir man pasisekė. Nepaisant to, kad neturėjau ten labai gražių santykių ir neturėjau pavyzdžių, bet... Tai gal pas mus būna labai smagu išgirsti iš tų kitų žmonių, kaip apie tos pavyzdžius. Ir vienas, ką ir Valius pradėjo, nepabaigė, pabaigsiu mintį, nežinau, ką norėjau turbūt pasakyti, kad viena mano dukra, Gabrielė, tai jinai buvo irgi sakiusi, kad aš savo draugam, kai jeigu išeina kalba kas nors apie santykius, aš visada sakau jūs kaip pavyzdį. Tai man kaip mamai, žinoma, buvo turbūt geriausias toksai, nežinau, dėkingumas, fainumas išgirsti tai, kad sako, kai yra kalba apie gražius santykius, aš visada kalbu mamos ir Valiaus pavyzdį.
Tai va, tai man labai geras įvertinimas iš tiesų ir iš kitų, aišku, ir draugų, ir išgirstam kad mes tokie bandom būti tikrai tikri ir mėgautis to gyvenimu, kiek mums išeina pagal mūsų visus norus, galimybės, pomėgius ir bendrus dalykus. Be pagarbos, pavardinkit, prašau, jūsų pajautimu, kas jūsų santykiai daros gražių, harmoningų, gyvų. Kas jūsų manimu yra, svarbiausia būtų užakcentuoti? Santykiuose čia Taip, tiesiog turit. santykiuose. Aš tai dar sakyčiau prie pagarbos, tai tada turėtų būti atvirumas, nuoširdumas. Tas sakymas visada savo tikros emocinės būsenos nori, nenori, patinka, nepatinka, tai tiesiog tokio įvardinimo turbūt aiškumas. Tai atvirumas, turbūt nuoširdumas, manau tikrai šitie dalykai. Galvoju, ką dar pridurtum, ką dar tu sakytum. Tiek viską išvardinai. Palaikymą, aš manau, kad palaikymas ir pagarba, jo supratimas to žmogaus. Norėjimas suprasti. Noras tiesiog. Tai, kad, ta prasme, tai neiškeltų kažkokio tai konflikto, o tiesiog pasikalbėjimas ir noras suprasti. Tiesiog kitą kartą būna tokių situacijų, kada tu turi žmogų suprasti, nors ir tau gali nedašusti, bet reikia suprasti. Nuostabų žodžiai. Kartais tu gali jo nesuprasti, bet tu turi būti dėmesy, girdėti, bent jau bandyti suprasti. Taip, nes mūsų visų skirtingos patirtis, natūralu, kad mes vertinam viską skirtingai. Taip. Tai nuostabų žodžiai. Gerai, traukiam skalbinį. Būna konfliktėlių kartais. Kaip jūs jas užgesinat, kaip jūs jas praeinat, jeigu pliksteli koks nors konfliktas? Pasidalinkit savo patirim, kaip jūs jį praeinat. Nebūna konfliktų. Atrodytų, gal čia jau labai, kad mes jau čia tokie idealūs ir kad nebūna, bet gal aš net sakyčiau to konfliktą, galvoju, kokia nors. Tai yra tik nesusikalbėjimas, ne konfliktas. Tai yra, gali būti tik tai nesusikalbėjimas. Bandai išsiaiškinti, kaip netaip supratai, gal dažniausiai būna taip, kad kažkokiu būdu. Tai tiesiog aš tikėtina, kad labiau nepilu žarijų dar malkų į tą ugnį. Dar vieną. Musytė. Tiesiog mažėja musės. Atsitraukia, tiesiog, ta prasme, palaikau atstumą ir stengiuosi, kad tas konfliktas nesipuoselėtų, tas burbulas nesipūstų ir taip ramiai tiesiog. Tikėtina, kad dėl savo ramumo nekonfliktiškumo. Aš tiesiog stengiuosi visada išeiti, galbūt linksmai kažkaip tai prajuokinant ir panašiai, ta prasme, tą konfliktą, nesusikalbėjimą paliekant kaip kažkokį linksmą, nesusikalbėjimą. Taip, gal sakyčiau, tų piktukų, kaip čia Valius sakė, gal ir iš mano pusės būna kažkokių tokių užbangavimų, gal kažkas turėtų. Gal piktukų tų tokių daugiau, ten kokių tai ugnelių, žiežirbėlių. Bet šitoje vietoje tikrai drąsiai pritarčiau Valiui ir sakyčiau, kad jisai savo tuo ramumu, jisai nugesina. Aišku, kas man būna labai svarbu, ne tai, kad mano teisybė būtų, nors čia irgi galėtų būti, bet kad iš tiesų, kad mes pasikalbėtume galiausiai. Praeina gal kažkoks, galim ten nekalbėti kažkokią akimirką, bet ne parą, ne 2, ne 3 ir ten jokių būdų. Vat kažkiek. O paskui tikrai aš būnu irgi daugelio iniciatyvų, nors ir piktukas iš manęs, bet aš pradedu kalbėti ir, kas buvo ne taip, kad pasikalbėti, kodėl mes ne taip viens kitą supratom. Aišku, būna ir iš Valiaus šitas, tai tiesiog gal taip abipusiai, bet aš visada noriu išsiaiškinti ir iki galo, ne tai, kad rasti kaltą, kaip sakau, bet taip. Nuo ko prasidėjo, kad kitam kartui taip nebūtų. Tas yra. Aš tiesiog gal tai irgi pamoka iš santykių, iš bendravimo, iš patirčių ankstesnių. Tai yra tai, kad vėlgi kalbėti, kas buvo ne taip.
Tai va, o tas Valiaus tas ramumas, taip, jisai pasireiškia labai dažnai ir jisai labai laiku ir vietoj būna. Labai dažnai. Žinai, kai kometa, nu ne kometa, gal meteoritas, skrenda jau į Žemę, jau tik įsižiebė, vėl ir užgesta. Na, bet laiku nugesina gal kitą kartą. Tai ta tokia aplinka ir erdvė, nu čia išsiplėčiau, kuri tiesiog apgaubė, žinai, tą krintantį meteoritą ir jisai taip, kaip kūdikis įrankytas. Ne, bet šiaip paprastai pasakant, tiesiog gerumas. Valiaus gerumas, tiesiog turbūt tas gerumas ir nenoras, kaip ir pats pasakė, ten tu pilti žarėjų ir kažką tenai kelti vėją dar daugiau, net aiškintis, aš čia taip pasakiau, nebūna taip, nu visiškai, bet nu tosai. Ir tada ir man nėra ko pykti, tada man ir tas piktukas praeina. Tai tiesiog, nes, aš gaunu gerumą atgal ir tiesiog, o ko daugiau čia pykti. Tai, net nėra ko. Superinis pavyzdys. Nes kai tvarkomi porų konfliktai, svarbu vienam žmogui padėti šarvus ir padėti kardus ir pasitikti su dėmesiu, su ramybe, be kaltinimo savo ir kitam, kitą žmogų. Ir aišku, vėlgi Valius nuginkluoja tave, begalinė meilė. Ir iš principo lengvumas nėra tas elementas, kuris labai padeda, nes galima su lengvumu prisidirbti. Ir pagrindinis Valiau tavo elementas yra vis dėlto dėmesys. Ir tas toksai neeskalavimas konflikto, kurį tu kalbėsi ne kaip su nusikaltėlė, kuri sukėlė konfliktą, o dėmesį į esmę, ko tu nori matyti, klausi, kas įvyko, papasakok savo istoriją, tai būna. Taip. Nes jisai domisi tavo istoriją, taip? Netgi ir konflikte, jis domisi savo istoriją. Panagrinėjam situaciją. Ir ar būna taip, kad ir jisai savo dalį papasakoja normaliai, ramiai, bet be didelio karščio, bet jisai papasakoja savo dalį. Taip. Ir man būna net įdomu, nes aš dažnai sakau, tu iš savo vyriškos logikos pasakyk, nes mes kitą kartą būna, jeigu šiaip ten apie kokius net ir darbo klientus ar ten kažką, aš kažkaip vienaip suprantu ir tada sakau, tu man pasakyk iš savo, tai galvoju, gal man tada bus lengviau suprasti. Ir iš tiesų tai būna, tada visai kitą kartą išgirsti dalyką, ko tu net nepagalvotum, o jisai pasako visai tą patį iš kito kampo visai. Tai va čia ir gaunasi visiškai, nesakau, tuo konfliktu gal ir nepavadintum, bet nesutapimu arba nesusikalbėjimu, va tiesiog taip. Tai iš principo pamoka yra jūsų poros žmonėm, aš noriu suprasti tave. Pasitikimas, nuoširdus pasitikimas, ne tam, kad išgirsti ir išvartyti, o tam, kad aš domiuosi tavo istorijos dalim. Taip, nuostabus pavyzdys. Nes jos istorija yra yra skirtingų dalykų, kur yra jos, kaip sąskaitos būna vyrų, yra mūsų ir jos. Taip. Jo, tai jos kiekviena istorija yra mano istorija, tai yra mūsų istorija ir tas, kuris vertas jos ašarų, niekada jos nepravirkdys. Aš taip manyčiau. Ir vėl. Ale, taip, gerai pasakyti. Būčiau moterim, aš tave žinok, ta prasme, aš irgi ištirpčiau prieš tave, prieš tavo žodžius. Soriukas. Valiu, gerai, kad ne moteris, nes atsiduočiau nedraugavęs. Gerai kalbėjo. Ir nepaisant to, kad tai yra plakatas, bet aš žinau, kad po plakatų yra natūralus gylis ir tai yra ne tik plakatas. Tai yra nuostabu. Girdėt? Tai aš noriu suprasti, vienas iš momentų ir jis yra abipusis, kad aš noriu girdėti. Bet to mano istorija, ir aš išversiu dar Valiau tavo pasakymą. Man rūpi, ką tu šneki, Margarita. Taip? Taip. Ir tu jauti, kad jam rūpi, kai jis tave girdi. Taip, tas ir labai svarbu. Ir natūralu pasidalinant, kad man rūpi, tada aš vėl jaučiu ir tą dėmesį, ir supratimą, ir aš jaučiu tą palaikymą. Tai man natūralu, kad man nėra noro nei pykti, ir man norisi tuo pačiu. Tiesiog irgi išgirsti jo istoriją ir tada, tada net ir negali būti tas konfliktas ir pokalbis ir gaunasi. Tik nesusikalbėjimas. Kažkoks laikinas. Iš principo nugesina
Negesinkit savo moters. Bet jeigu jūs iš nuoširdžiai su rūpesčiu klausysit jos, tai bus kažkas nuostabaus. Mes girdim musę? Ne, visi? Paskutinė. Jau trečia musė. Kažkas prakaituoja. Viskas gerai. Nuostabiai. Gerai. Sigitai? Aš turiu kelius klausimus. Iš principo, ar nemanot, kad jūsų nuomonė, tarkim, tas atvirumas ir nuoširdumas iš tikrųjų yra grįstas drąsos faktoriu? Mano nuomonė, tai aš bent jau, ką aš galvočiau, tai man gal svarbus yra mūsų bendravimas. Ta prasme, tiesiog svarbus man mūsų santykiai. Ten su konfliktu, tu ten gali įsidraskyti, išsiardyti ir panašiai, bet man už bet kokį konfliktą, bet kokį nesusikalbėjimą, man yra vis tiek svarbiau mūsų santykiai, dėl to mano supratimu tas man yra labiausiai vertinama iš mano pusės. Nežinau kaip. Ne, čia buvo klausimas daugiau apie tą drąsą, ar ne? Kad Ne visi, aš turiu omeny, ne visi drąsūs būti nuoširdžiais. Jo. Tai va, aš tą norėjau čia apie tą drąsą. Tai va, atsakymas geras. Jo. Atsakymas žiauriai geras. Bet tas yra, kad ta drąsa, tai gal va čia yra, kad mes nebijom viens prieš kitą būti atviri, nuoširdus, dėl to mes esam drąsus ir tai mūsų santykiai ir pasverti tuo atvirumu, ką aš ir tikrai minėjau jau ne kartą, kad pirmiausia nuoširdumas, atvirumas, tai natūralu, kad mes turim būti drąsus ir be jokių kažkokių ten vaidybų viens prieš kitą, gal tada ir gaunasi ta tokia sinergija ir supratimas. Ir dabar tai, kas kitiem atrodytų drąsa pas jūs drąsa nėra, tai yra viena. O tai galima išgauti labai nuoširdžiai pasirinkus prioritetą, santykius ir atvirumą. Bet tai neturi būti plakatas, tai yra jūsų gilyje sprendimas. Tada net nereikia drąsos, nes aš ateinu visiškai iš kitos pozicijos į mūsų bendrą santykį, kad būti atviram, pagarbiam, mylinčiam, bet mylintis tai, ne tas žodis. Tai yra man tu rūpi. Ir tada nebereikia taikyti drąsos, nes nebėra ko bijoti. Nes meilė viską nugalės. Juokauju. Bet jūsų atveju žinau, kad meilė viską nugalėjo. Valiaus meilė. Pasiklydimas viską nugalėjo. Pasiklydimas upėje. Tuo metu gal nežinau, bet tai buvo įžanga, turbūt taip. Tai galima būtų sakyti, kad mes prisimenam kaip linksmą nuotykį ir tikrai... Pasižiūrėjom. O jūs dar ieškot kokių nors nuotykių patikrinti vienas kitą ar augti jūsų darnoje santykių? Aš tai manau, kad ieškom turbūt kiekvieną dieną, gal net taip drąsiai pasakytum, bet mes labai mėgstam tuos pirmus kartus, aš labai mėgstu ten kokius iššūkius padovanoti Valiui ir iš tiesų tas pabandymas kaip ir kartu, ar ten tarkim, tai ten tarkim, aišku, jis labai mėgsta visokias ten, nežinau, iššūkius su vandens visokiais, tai motociklais, tai pakelimais į dangų, tai vandenlentėm, tai dar kažkuo. Tai va toks būna ir jis niekada neatsisako ir jam patinka toks išbandymas, o kad mūsų kartu, tai mūsų turbūt didžiausias išbandymas, kaip dažnai sako, ir tai yra turbūt tiesa, tai yra kelionės. Tai manau, kad tai yra kelionės, tai va tas ir yra, kur pasitikrinė. Nes kelionėse turbūt sutiksit, kad būna įvairių ekstremalių situacijų. Gali ne į tą traukinį lipti ir nuvažiuoti ne į tą pusę, gali pasą pamiršti ar ten palikti dar kažką, gali iš Italijos parskristi per Turkiją, nes jau į lėktuvą nespėjai.
Tai mes Paskui iš tiesų- paklauskit, dėl ko. O dėl ko? Gerai, klausiu, dėl ko? Ledų labai reikėjo, Taip. į Bergamo miestelį mes labai norėjom ledų. Va. Užsukom jo iš tiesų per Jūs ilgai. abu nuėjot ledų. Taip, žinoma. Ar Labiau jinai būtų nuėjęs ledų iniciatyva ir buvo- tu jai priekaištautum dėl to? Net iniciatyva, žinokit, jo mano buvo. Bet jisai turi išminties patilėti paskui ir Jis labai turi išminties, jisai labai konstruktyviai pagalvoja, ką daryti, skambina vadui, kad jis neateis rytoj į darbą, o aš tiesiog žiūriu, kad artimiausi bilietai per Ukrainą, dar čia tuo metu nebuvo karo per Ukrainą, per Turkiją, aišku, dar plus 1000 eurų ir tada man tik tai mintis, ar mes turim už ką pirkti bilietus, nes mes po atostogų. Tai va tokių iššūkių mes tikrai labai geriausias išbandymas kelionėse, dėl to mums turbūt ir patinka keliauti. Labai patinka keliauti. Ir dabar aš kiek pastebiu, tai kai jūs padarot kažkuris klaidą, kitas nepriekaištauja. Ne, nu, jeigu jau taip imam tą kelionę namo per Turkiją, tai, nu taip, buvo biški apverkta. Buvo. Jo, truputį tie ledai buvo apverkti, viskas čia. Čia kas tvarkoj. atverkė, ar tavo moteris ar tu? Aš aišku, Ne. kad aš. Bet viskas, nu tai viskas tvarkoja. Aš Emocijos. sakiau, kad tu nesu galvos, viską sutvarkysim, viskas yra išsprendžiama. Ta, ką gali išspręsti pinigai, tai yra ne problema. Ir viskas. Dar mes ir radom pakeleivių tų pačių, nes irgi atvažiavo porelį, irgi nespėjo. Irgi ledų. Jo, tie nu, ledai- jie tiesiog nespėjo, mes tai ledų buvo. Tie ledai, čia taip šaržuojant, iš tikrųjų, ta ledai viena iš istorijos pusės, bet ten kita buvo, kad mums bilietai neatsidarė ir ten, bet mums nepadėjo visiškai oro uoste. Tai ne tik mums ir kitai porai ir paskui sužinojom, kad ten taip daro ir tiesiog tai tie ledai gal buvo ta priežastis, kad galėjo būti plus pusvalandžių daugiau, gal būtume turėję laiko ir panašiai. Bet tuo metu... Galiu pertraukti tave. Ačiū, kad leidai. Tai ir tie ledai iš tikrųjų davė labai gerą patirtį mums. Kodėl? Dėl to, kad buvo planuojamos mūsų vestuvės ir galiausiai mes kadangi buvom Bergamo oro uoste, radom bilietus per Turkiją į Lietuvą iš kito oro uosto, tada čia nusipirkam bilietus, važiuodami bandom įsičekint, neina, nesuprantam kodėl, o pasirodo mes keliaujam su tapatybės kortelėm, o į Turkiją niekaip. Nuvažiuojam į Malpensos oro uostą. Ten niekas nedirba, niekas iki ryto nedirba, aš ten pravaikštau, praieškau informacijos, viską, kur rasti. Paskui ryte jau 8 ryto atsidaro, grįšiu dėl oro uosto į atsakymą, tai atsidaro ta kompanija, kurią mes keliaujam, aš einu, sakau, va, žiūrėkit, mes keliaujam vidiniu reisu, mes niekur neeisim iš Turkijos oro uosto, nors jau buvom prie lagaminų pridavimo, mums deda dokumentus, stumia, ne, jūs niekur nevažiuosit, nes reikia paso. Jo, tai aš susikalbėjau, jie iš Italijos susiskambino su Turkija, sako, va, atskris tokie, jie tikrai neis iš oro uosto, mes vidiniu reisu paaiškinom viską, viskas tvarkoj ir galiausiai, kadangi buvo mūsų vestuvės planuojamos Italijoje, mes turėjom atskristi būtent į Malpensos oro uostą ir mes, jeigu ne ledai, apverkti šiek tiek, bet jeigu ne ledai, aš susipažinau su oro uostu nuo A iki Z, kiekvieną kampelį žinojau. Visą naktį turėjau tam laiko. Jo, ir kadangi mes atsiskraidinom į vestuvių jau metu daug žmonių, į daug artimiausių, ta prasme visus artimiausius žmonės į Malpensos oro uostą buvo žymiai paprasčiau viską patirti, kur yra išėjimai, jo, nes jis ganėtinai šiek tiek painus, tai kur išėjimai, kur autobusai, kur paimti ir taip toliau, tiesiog viskas buvo susipažinta ir beliko tik atskristi su svečiais. Tai pas tave yra vyras, kuris įvykus bėdai nepanikuoja, neesterikuoja,
o šiltai ir atkakliai tvarko reikalus, kurie yra prieš nosį. Čia aš tikrai galėčiau pasakyti, kad labai daugam reikėtų pavyzdžių imti. Iš jo, taip? Iš Valiaus iš tiesų tikrai daug turiu pavyzdžių aplinkui ar draugių ar rate, kad, dažniausiai mes tose ekstremaliose situacijose ir parodom tą savo tikrąjį veidą, kaip ten bebūtų. Tai tas visas pyktis ar visas tas toksai neracionalus mąstymas, galvojimas, parodo ir dar sukelia daugiau problemų. O aš tikrai sakau, mes ir nei tą traukinį įsėdę buvom ir ne vieną kartą, mes tiesiog pasijuoki, perki bilietus iš naujo, matai laikė, spėsi, nespėsi ir tiesiog tai tas Valiaus ramumas, mano gali būti gal kažkokias emocijos, galiu paverkti, bet aš puikiai žinau, kad mano nepadės ašaros į lėktuvą, mes vis tiek nespėsim, vis tiek reikės ieškoti sprendimo. Bet jau būna per tą laiką surastas kažkoks sprendimas, pasiūlytas variantas ir Valius ne tai, kad pats ten nusprendė, visada tarėsi, visada klausia, kalbam ir ieškom to sprendimo kartu, ką darom toliau, kaip iš šitos situacijos išeiti. Tai tų situacijų tikrai yra buvę įvairių, natūralu, nes keliaujam įvairios šalis, įvairios situacijos, visur reikia nevėluoti ir būna visaip. Arba ekspromptu nešokti į tą traukinį. Jo. Atvažiavo traukinys ir Prilaikai savo ugnį, ne? Ne, ten abudu kalti buvom. Važiuojam, stotį, stovim, selfiukas, o traukinys atvažiavo, nesvarbu, kad ne mūsų, nusifotkinam, buvom į traukinį, važiuojam. Ateina tai kontrolė, mes nei tą pusę net važiuojam. Ja. Tai yra buvę iš tiesų. Ir tai nedaug dievė atidarys skrydžius į Mėnulį, ką jūs tada? Į Marsą? Bam, Marse. Skambinam. Tu kaip moteris, kaip patelė, pajauti savyje, kai krizė ir visai taip konstruktyviai, ramiai tai daro. Jaučiasi ant tavo vidinės patelės, kad tai yra bliamba, kaip yra kad čia šitas krūtai, patinas. Kad tai yra patinas ir kad tai yra bliamba pagarba kaip iš patelės. Taip tikrai yra, taip, man yra saugumo jausmas. Tai yra, moteriai, manau, turbūt tai yra svarbiausia. Ir tas, dėl ko, kaip sakiau, abejonės kažkokios tai ir buvo kribėjo, tai jisai savo ramumu, dėmesio, jis tai rodė ir tą saugumą, tiesiog, kai aš jaučiuosi labai gerai. Tai tiesiog galim ir į Marsą. Skrisdami į Mėnulį galim papulti į Marsą. Mėly vyrai, kai moteris sako, kad nori jaustis saugi, jinai nori, kad tu, brolau, būtum saugus, pats tvarkytumėsi, neįsterikuotum, nesidraskytum, įgautum ašį, ramybę, pasitikėjimą, meilę gyvenime. Ir tai yra pavyzdys iš Valiaus ir Margaritos, kaip taip vyksta iš tikro, kada moteris jaučiasi saugi, tada, kada vyras nesiblaško, nesidrasko, o ne vyras sukuria kažkokį saugumą. Ne, jis, kai tu jautiesi saugi, todėl, kad jisai jaučiasi saugiai. Tai yra nuostabus pavyzdys tam. Sigitai? Net sunku kažką ir pridurti, iš tikrųjų. Bet, vienas iš tų klausimų, vis tiek, ar tas ilgas susipažinimas, kiek 3 metai, berods truko, ar tai manai, kad padėjo dabar santuokoj, nes, įsivaizduokim, jeigu būtumėt susipažinę ir apsiženę po metų, jūsų gal santykiai kitaip būtų vystėsi? Nežinau, abejoju, ar kažkas būtų kitaip, nes aš atkeliavau su savo emocijom, su savo patirtim ir istorija prie jos širdies vartų. Radau raktelį. Radai raktelį? Taip. Ir bent jau kas liečia iš mano pusės, tai tikrai manau, kad nebūtų kitaip, nes aš visada įsivaizdavau, vėl pasikartosiu, mano senelius, kad tokie santykiai man būtų pats tobuliausias dalykas gyvenime ir taip, aš manau, kad vis tiek, šiek tiek, ir jinai mane pasiruošė, taip, pagal savo tam tikrus rėmus, bet ir aš pasiruošiau ją pagal savo rėmus, tai manau, kad
aišku, šlifuotis, kaip sako, mes ten reikėjo šlifuotis ir taip toliau. Manau, kad ne, mes susitikę, aš pažiūrėjau jai į akis. Ir jos tokios didelis buvo, gražios, kaip ir dabar. Tai manau, mums to pilnai užteko, kad galėtume toliau švęsti gyvenimą. Aš gal pridursiu, kad mes juokaudavom pradžioje, bent jau aš sakydavau, sakau, jau čia taip tave išsiauklėsiu, kažkam būsi labai geras vyras. Pasirodo savo išsiauklėjai. Aš net esu taip sakęs, iš tiesų tai pradžioj bendravimo, ten kažką pasakydavau, ar ten kaip sakau, sakau, būsi tu kažkam labai geras vyras. Ir va, tas kažkam, pasirodo, pasisekė tau. Kažkam taip. Tokiai Margaritai. Buvo tokia šneka, tikrai. Tikrai taip. Sigitai, kai tu uždavai klausimą šitą, jų atveju tai yra visiškai negaliojantis dalykas, nes mes kūrėm greitesnius santykius dažniausiai iš neurozių arba iš tam tikros asmenybės, dažniausiai padeformuotos, nes labai greitas įėjimas į santykius, jisai paprastai rodo tam tikrus geltonas arba raudonas vėliavas. Būna atveju, kada sueina žmonės greitai į santykius ir veikia santykiai. Bet dažniau greitas labai įėjimas į santykius, kur Margaritai, ką jinai pasakė? Man patiko, kad jis neskubėjo, jis nenaudojo prievartos. Nes kai su prievarta kas nors su spaudimu įeina, paprastai spaudimas ir tęsiasi poroj. Ir kuom jis yra nuostabus tau, kad jisai moka būti ir atkaklus, bet neperspausti tavęs, neprievartauja tavęs, bet žino, ko nori ir pasiema, ko reikia. Taip? Labai sutikčiau, vien dėl to, kad puikiai prisimenu net tokią situaciją, net matau savo vaizdinį prieš akis, kad buvo tokia situacija, kad jis ten atėjo ir kažkaip mes ten planavom, ar ten nesusitikti kažkaip, ir aš ten kažką tai pasakiau, ten tiesiog, nežinau, ar pasimaivydama, ar kažką, ir jisai taip pasakė, kad, tai gerai, tada ne, tai ne, ir tiesiog, ir ten ne tik, kad nuėjo, bet, kažkaip, tas man taip stovi, ir aš taip, kaip tai, kad jis čia daugiau manęs čia kažko neprašo, ar kažkaip, jisai turėjo tą, tas man ir patiko jame, kad jisai, kaip sakau, taip, kad jisai atkaklumų siektų ir ten dar ten kažką, ar ten įkalbinėtų, bet jis ir savo tokį turėjo. Ir jis man tą parodydavo. Ir jis tą parodydavo tokį, ne tai ne. Ir taip gal, tu matai, čia manis daugiau čia kažko nesako. Ups. Jo, tai va tas toksai kaip ir atstumo išlaikymas, ir kartu tas atkaklumas, bet toksai tas gal ir buvo, toksai siekimas protingas. Žinai, ne? Turėk omeny, kad tu greičiausiai esi ne neurotikė. Aš nesukėliau isterijų, jo, kodėl. Nes ne neurotikui, sveikam žmogui psichologiškai. Tavęs siekia, tu biškai pradedi išsikalinėti. Ir jisai toliau sako, gerai, aš gerbiu tai. Neurotikė sako, eik tu, velniop, ten dar kažką. Žmogus psichologiškai sveikas mato, kad gerbė jo bairius, tai gal man tada ir žmogiškai belieka elgtis. Tai čia yra toksai akcentas, kad suveikė su juom, nes jisai su tavimi elgėsi labai žmogiškai. Ką tu sakai, jis tai gerbė. Bet kitose porose būna labai ten įvairių scenarijų, tada pas mane ir skundžiasi. Tada jau nelaidoj, mes kalbame dirbam su porom labai rimtai ir labai sunkiai. Todėl, kai yra sveikas žmogų, pritraukia sveikas žmogus. Tik tai. Ir sąveika galima tada tarp dviejų sveikų žmonių. Jums pasisekė, sveikas surado. Neurotikai tada jau eina pas mane. Tai va. Gerai, dabar tada... Bet šiaip, čia klausimas kiekvienam atskirai iš tikrųjų. Bet vis dar yra, ką nori palaužyti kito charakterį, asmenybę, savo naudai? Tu dar galvoji, tai aš dabar dar pasakysiu, kad kitą kartą gal toksai nuskamba, kadangi mes dirbam pardavimų srityje ir būna kaip su pardavimais, tai aš būna kažką gal ten sakau, jisai man sako, nepardavinėk man. Tai toksai kaip ir tipo įėjimas, kad jau aš kažkam kažką ruošiu. Bet tai gali būti greičiausiai naujai kelioniai arba kažkas tai dar tokio kaip tokie, tai gal čia nežinau, ar čia galima priskirti prie to pabandymo, bet toks kaip ir, kažkoks, tarkim, pasakymas ir gal, kad aš čia kažko bandau apeiti, bet aš manau, kad gal šiandien dienai mes jau pakankamai
susistigavę ir jeigu kažkas nori, tai gal taip ir įvardina, net nežinau, net galvoju. Iš principo, tai tave nervuoja, kai jis tau pasako, nepardavinėk man? Ne, tada aš kažkaip galvoju, kaip čia per kokią kitą prizmę. Tai iš principo, tu esi moteris ir bandai manipuliuoti jom. Jisai sako, nemanipuliuok, nemalonu. Tai tu nenori jaustis nemaloniai, kai tave pagauna už uodegos? Taip interpretavus galima sakyti, bet aš tada vis tiek randu kažkokį kitą tokį, tiesiog. Bet tiesiau jau tada. Ir tada jau daugmaž jam tinka. Tada jau daugmaž tinka. Jo, meluoji. Ar galima būtų konkrečiau ir tiesiau be aplinkinių kelių? Taip, iš principo. Visiškai teisingai. Ir tada yra tik diskusija, pasitarimas, kartu pasikalbėjimas ir radimas sprendimų. Neknis proto, nevaryk per viražus. Kaip rusiškai, što konkretna, arba kas konkrečiai. Brangioji, ko tu nori konkrečiai? Tai yra pavyzdys, kaip išvesti į tą aiškumą. Tai yra vienas kito viražus švelniai sustabdyti ir pasakyti, davai tiesiog. Turbūt taip. Aš irgi pasikalbam ir su draugiam, ir pažįstamam, ir kaip ten kas būna, visai būna. Tai man labai, turbūt irgi pasisekė, kad man nereikia kažko įrodinėti, papirkinėti arba kažkaip tai apeidinėti. Gal tai gali būti kažkoks toks lengvas, bet jau mes viens kitą tikrai jau matom ir turbūt perprantam. Bet tikrai žinau, kad būna visaip. Tai tokių tų manipuliacijų kažkokių nesveikų, aš nežinau. Ne, nesveikų, ne, bet manipuliacijų. Kaip uogų. Dabar rudenį, kaip rudenį uogų. Valiau, tai dabar tas pats klausimas yra tau. Programa Maximum, ko tu norėtum dar iš savo moters? Aš ją turiu. Ko daugiau gali reikėti. Aš taip ir maniau, kad jis taip atsakys. Tai yra mylinčio vyro atsakymą, tu man esi pak. O moteriai tai girdėti, tai yra turbūt geriausias dalykas. Ir vyrai. Tu man esi pakankamas. Iš principo, tu irgi tą patį pasakėjai. Nes tai, ką tu pasakėjai, čia yra mažmožis. Nes vienas kitų jaustis pakankamom ir girdėti tai ir jaustis vibe, taip gyvenime. Tai yra vienas nuostabiausių dalykų. Poroj. Pasakyti, tu man va tokia, kokia esi. Tu niekada nebūsi gražesnė ir jaunesnė negu dabar. Čia jis jau vaikšto peilio asmenim. Galiu palinkėti, taip, susirasti savo kažkokį tai iš galbūt artimų, pažįstamų žmonių bendravimą žmonių ir švęst gyvenimą kartu su savo antra pusė. Gyvent tiesiog. O aš tai palinkėčiau, turbūt irgi, aišku, mėgautis tą, ką darai. Dar smagiau yra, kai turi su kuo tai daryti, gal ir dirbti, gal ir atostogauti, gal ir pažinti, keliauti, tai yra labai svarbu. Bet turbūt gal kažko nereikalauti iš tos kito antros pusės, bet pirmiausia būti pačiam, tokiu, nežinau, tikru, šiltu, nuoširdžiu, atviru, tai turbūt ir ta antroji pusė bus tokia. Ir galvotume. Kurti savo istoriją. Taip, kaip mes darom. Čia tikros istorijos iš tikrų žmonių. Nesurežisuoti pokalbiai apie tai, kas svarbu. Tau rūpi kokybiški santykiai su tavo artimu žmogumi ir dažnai ieškai papildomų žinių, kaip pagerinti bendravimą ir buvimą kartu. Atsakymų visus klausimus turime ir vienišiams. Kviečiame dalyvauti pokalbėse su santykių profesionalais. Už dalyvavimą mūsų laidos partnerių dovanos tau ir tavo artimam žmogui. Atvira pokalbio laida Santykiai.